Labadiena, aš būsiu Daiva Petkevičienė, kadangi pasirodo esu vyriausia tarp jūsų visų, tai man tokia atsakomybė pravesti, kol išsirinksime naują pirmininką. Tai pradedame 2024 m. lapkričio 19 d. socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmąjį posėdį. Dienotvarkę numatyti klausimai dėl komiteto pirmininko rinkimų, dėl komiteto pirmininko pavaduotojų rinkimų. Ar galima patvirtinti šią dienotvarkę? Pritarė. Įvardinkime, kokie frakcijos teikimai yra. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos į komiteto pirmininko siūlome Liną Kukuraitę. Ar norite jūs pasisakyti? Taip, ačiū. Taip lengvai, taip. Tai, o yra daugiau pasiūlymų? Jo, tai čia. Gerai. Čia ar man pasisakyti, ar kitus pasiūlymus išgirstam? Manau, kad noriu. Gerai. Nu tai ačiū labai. Taip, iš tiesų frakcija deleguoja mane ir prašo komitetą pritarti šitai pozicijai. Man atrodo, laikas yra sudėtingas, tiek geopolitinis, bet ir socialinė prasme, nes kai turim šios iššūkius geopolitinius ir mūsų visas žvilgsnis ir pastangos ir biudžetai eina į krašto apsaugą, tai socialinės rytis jinai ant tokios, taip sakant, turi labai taip elegantiškai išlaviruoti, kad reiškia, tos visos mūsų prioritetinės sritis nebūtų pažeidžiamiausių sąskaita. Tai kadangi turiu kompetencijos iš nevyriausybinės srities, iš kurios esu atėjęs, esu buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministru ir praėjusioje kadencijoje šio komiteto pirmininkų pavaduotojas, pirmininkai keitėsi, o mane pavaduotojų laikė. Tai man atrodo, kad šitam etape galėčiau ir būsimai ministerijos komandai, ministerijos vadovybei padėti tiek formuojant vyriausybės planus, vyriausybės priemonių planus, tiek padėti jiems tinkamai realizuoti tos užduotis, kurios bus išsikeltos Seime. Ir tikrai žiūriu į mūsų visą naują kolektyvą ir tikiuosi, kad jeigu patvirtinsit, o jeigu nepatvirtinsit, vis tiek draugiškai dirbsime. Kaip kad visada, man atrodo, taip pat SRDK pasižymėjo tokiu ir gyliu ir tokiu darbu dėl bendro reikalo, dėl mūsų pažeidžiamiausių ir bendrai mūsų visuomenės. Tai ačiū. Tai tikrai, man atrodo, vienas sėkmingiausių valdančiųjų pasiūlymų į šio komiteto vadovus siūlyti būtent Liną. Su Linu dirbame visą kadenciją, tiesa komitete ne tiek ilgai, bet man atrodo yra didelė sėkmė, tiek kalbant apie tęstinumą, tiek kalbant apie išmanymą, tiek kalbant apie jautrumą ir tiek kalbant apie gebėjimą įsiklausyti ir į opozicijos balsą. Tikrai to labai linkiu, tas stengiamės daryti senoje kadencijoje, tikiuosi abipusio bendradarbiavimo ir tikrai, Linai, sėkmės jums. Ačiū labai. Tai gal galime pritarti bendrų susitarimų? Balsuojam? Bendrų sutarimų. Ačiū labai. Bendrų sutarimų viskas. Antras klausimas dėl komiteto pirmininko pavaduotojų rinkimų. Tai Lietuvos socialdemokratai partijos frakcija siūlo Jūratę Zailskienę. Kuri? Aš dabar žiūriu, kuri pasirodytų. Ar norite pasisakyti? Sveiki visi, esu Jūratė Zailskienė, kaip ir minėjot, ir socialdemokratų frakcija patikėjo man tikrai, mano nuomonė, labai svarbaus komiteto pirmininko pavaduotojos vietą. Su šiuo darbu esu susidūrus, nes savivaldoje, kai dirbau administracijos direktorė, 4 metus buvo atsakinga už socialinę sritį
Ir, neskaitant kitų, ir Linas Kukuraitis kaip ministras pas mus lankėsi, tai mes esam susidūrę netiesiogiai jau šitose srityse bendravę ir bendradarbiavę, tai manau, kad tikrai sritis labai svarbi ir mano nuomonė yra nemažai netitikimų su socialinė ir sveikata persipinę tam tikri dalykai, darbuotojai dirbantis sveikatos srity yra skriaudžiami ir atvirkščiai, tai manau, kad tikrai galėtumėm rasti bendrų taškų ir matymų ir kartu pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū, Jūrate. Ar norite kas paklausti? Turit klausimų? Norėčiau pasitikslinti, iš kur jūs atvykote? Iš Prienų. Iš Prienų? Taip. Kauno rajonas. Tada siūlyčiau balsuoti. Taip, aš Varėniškė, tai Nes Prienai yra... gyvenu, bet aš Jo, Prienai yra tas miestas, jeigu kas nežinot, pasinaudosiu progą, Nemunas dalina Prienus į du regionus, Suvalkiją ir Dzūkiją. Mes ir tie. Išskirtiniai. Taip, mes ir esam tokie, o suvalkiečiai mus laiko suvalkiečiais, mes ir tokie esam. Tai siūlau balsuoti. Gal galite bendrų sutarimo? Taip, pritarėm. Ačiū labai. Tai dabar posėdis baigtas. Ačiū. Taip, galim prie kitų klausimų, gal aš taip. Galim. Darbotvarkė nėra numatyta, bet pasitart truputį apie tolesnį darbą. Tai kadangi kitą savaitę nenumatome plenariniai posėdžiai, tai siūlymas jungtis, vis tiek yra keletas klausimų, jau tų teisėkūrinių klausimų, kuriuos reikia jau nešti darbotvarkę, tai jungtis nuotoliniu būdu. Tai medžiaga komiteto kolegės paruošė ir atsiunčia tikrai labai detaliai ir susipažinus, pirmasis bus nuotolinis, jau tas darbinis posėdis. Bet paskui siūlymas yra, kai jau čia bus tie plenariniai posėdžiai, bent pradžioj padirbėti viską gyvai tam, kad ir susipažintume, kad įsivažiuotume komiteto darbą. Taip. Ir kai pamatysim, kaip su to mūsų darbotvarkėm, gal vieną kitą netgi tą esminės mūsų socialinio lauko įstaigas aplankyti, ar sodrą, ar užimtumo tarnybą, kad susitiktume su vadovybėm, išgirstume planus, kaip jie dirba, galėtume klausimus, atsakymus, tai vien kad pažintume pačią sritį. Ir tada jau toliau jau. Taip, sveiki. Kad iš visų dalyvavusių. Vienintelis susilaikau. Taip, tai viskas. Tai kitas posėdis kitą trečiadienį 10 val. Nuotoliniu būdu. Bus atsiųsta, bendraujam per elektroninius paštus, kol nesuradom kitų būdų. Gerai? Tai per informaciją atsiųs į LRS-inį paštą. Jo. Kas neturi, tai būtinai pasidarykit, nes kol kas kitų kontaktų mes jūsų ir neturim. Tai vat. Tai ačiū labai. Atrodo tiek, ne, iš komiteto. Dėkui labai visiems ir... Gerai, dėkui.